Labą dieną, tai vieną lietingą rytą labai apsidžiaugiau, nes pamačiau, kas už lango, galvoju, va dabar tai išbandysiu džipą. Paaiškėjo, kad mano džipe padangos buvo labai senos. Nu va, užstrigo džipas, durpiniai, važiavau tiesiai, su pažeminta, galvojau pavarysiu, nepavyko. Iš Razgono iš ryto pravažiavau, dabar ne, liko ten. Tai jau chatą, lauknešėlį susirišau tokią, kad nereiktų nešti. Tiesiu, lyg nustojo, lyzdžius ir išvažiuosiu, jeigu ką. Gerai, nefilmuoju daug, gal dar skambinti kažkam reikės, jeigu pats nesutvarkysiu. Batareikos dar yra, pafilmuosiu. 3 čia vietos nekokios. Šitą pravažiavau. Plyšo. Teks neždamas. Šį čia vakar sėdėjau. Su savo petrušką. Nežinau, gilu čia negilu. Nelabai. Pačioj tai tvirta. Gal problemų dėlių nebus. Šiandien su tėvu atvažiavau Drakonu. Saugesnis variantas. Priekį. AT. Gale. Gal tokios man reikės įsigyti. Jeigu šiandien pravažiuosim. Jeigu ne, galvosim kažką kito. Reikia ir man tokių padangų. Sorry tėvai. Šmurdinau. Bet gerai kasa. Privažiavimas privažiavimu, bet grįžkime prie remonto. Gal net ne remonto, o dar labiau griovimo. Tema šiaip nelabai įdomi, bet tai būtina projekto dalis. Kaip minėjau, daiktai buvo palikti praktiškai visi. Jų atsikratė iš namo, kad netrukdytų judėti laisvai. Tuomet nuėmiau duris, durų apvadus, plintusus, ir visokiausia kita apdailinė mediena. Kampukus, vėlgi buvo ir beverčių pertvarų, kurios nelaikė konstrukciškai nieko, ale simboliškai laikė. Jas irgi pašalinau, po vieno tokia buvo kiekvienam namo gale. Tengiuosi pasidaryti kuo daugiau erdvės. Ir žinoma, kad netrukdytų vėliau ardyti lubų, pasiruošęs vietą, kur aš dėsiu visas tinko atliekas, kas irgi yra labai svarbu, kai vienas atlieki visus darbus. Kad tai būtų netoli, aš sulaidojau į seną pusrūsį, kuris labai nesėkmingas mano galva buvo, nes iki mano bambos ar pažastų gal buvo iškastas ten per centrą toj patalpėlėj namo. Ten grybai augo ant visos medienos, ačiū Dievui, kad į namą neįsimetė. Ten dryžai, gyvatės, žodžiu, nepatiko man tas pusrūsis, jis nereikalingas šitam namui. Tai aš jį sugalvojau ir užpilti. Ir kaip tik gavosi, kad visas tinkas man tenais ir tilpo. Yra ir kitų vietų, kur panaudoti tinką. Gal keliuką jau formuojatės, gal kaip apatiniam sluoksniui jisai netinka, bet jau biški ant viršaus kaip rišančioji medžiaga. Tai visai irgi neblogas variantas. Tinką daužiau įvairiai, bandžiau su didesniu plaktuku, su kūju, bet vis tik nėra gerai labai sunkus plaktukas ar kūjis, nes labai dreba tie rąstai, labai nesinorėtų to namo kažkaip tais labiau išjudinti. Gal aš čia per daug bijau, bet aš pasirinkau patį paprasčiausią plaktuką ir su juo daužiau. Jis yra lengvas, tai gali tokiu meditaciniu būdu ir nusidaužyti tą tinką. Stipriai tinku neužsiverčiu, kad judėti būtų patogu, tai nudaužęs tam tikrą plotą jį iš karto ir susitvarkau. Dulkės labai pavojingas kalkinio tinko, tai apsaugos priemonės geros yra labai svarbu. Dulkių nežmoniškai daug, tiek rūbai, tiek kepurė. Ir jeigu nuo lubų daužysite, tai akis būtina saugoti. Tada geriausia yra dujokaukė su stiklu. Grindų neardžiau, kad būtų patogu judėti su tačka. Man gerai gavosi, nes tas pusrusėlis buvo per namo centrą, tai man iš visur iš vieno namo galo ar iš kito buvo vienodas atstumas judėti ten. Iš rastų lentų ir vinių susikaliu per slenkščius tokius kaip trapelius. Kad būtų lengviau. Vis tiek, kai vienas darai, žiūri, kad kuo mažiau judesių atlikti, nes jų dar tavęs labai daug laukia. Nudaužius tinką, atėjo laikas
plankutėms. Toks darbas irgi labai daug laiko užimantis atrodo. Bet jeigu pasirenki tinkamą įrankį, tai jisai po to einasi greičiau. Aišku, viena kryptim pradžioje reikia nulupti jas, kad lengviau eitųsi kita kryptim. Pradėjau nuo laužtuvėlio ir baigėsi padargais, kuriuos radau ūkė. Grėbliai metaliniai, kauptukai, vėliau šakės. Plėšus tas plankutės, tai liko, nežinau, kiek tūkstančių vinukų. Sąlyginai pabaigęs su sienomis, sumaniau imtis lubų. Kad imtis lubų, reikia susitvarkyti palėpę. Palėpėje jau ir pasakojau, ir patys matėte, kiek visokiausio turto. Daiktus sukroviau viršuje į maišus, optimistiškai buvau nusiteikęs ir pjuvenas, ten šienas, lapai, nežinau, kokios ten senovinės izoliacinės medžiagos buvo, bet jos įvairios buvo. Tai jas irgi galvau krausiu su sniego kastuvu į maišus viršui, bet labai nepatogu, gali prakrist, pavojinga. Tai ėmiausi iš apačios. Labai paprastai ten niekas prikalta nebuvo, tai tiesiog iš apačios numėčiau viską į ją. Taip pat dar parūšiuot galėjau čia patogiai. Ir išsirinkau pačią didžiausią duobę ir ją užlyginau tuo jau ekologišku, sakykim, gėriu. Kadangi tas darbelis ko gero kokią savaitėlę užtruko, tai jau labai buvo neįdomu, labai jau norėjau aš greičiau pabaigti, bet tai padaryti vis tiek reikėjo ir nieks kitas už mane to nepadarys. How many rivers do we have to cross? I say it.